seserys, sveikinu visus, kurie šiandien irgi švenčiame Kristaus krikštą. Evangelija labai subtiliai, bet aiškiai nurodo Jėzaus pasiuntinybę. Jonas skelbė, po manęs ateina galingesnis už manęs, nes aš nevertas pasilenkęs atrišti jo kurpių dirželio. Šiais žodžiais Jonas aiškiai nurodo, kad mes nesam verti Dievo malonių. Mes nesam verti tos galybės, kurią Dievas teikia mums. Štai kuo jis yra silpnesnis už tą ateinantįjį, nes būtent tas ateinantysis Jėzus Kristus krikštys šventąją dvasią. Ta šventąją dvasią toliau mes girdime Evangelijoje plazdena virš Jėzaus galvos, kaip plazdeno virš visos kūrinijos. Tarsi nurodydama, kad iš tikrųjų ateina tas ir atėjo tas, kuris yra visos kūrinijos priežastis. Jis išbrydo iš vandens, nes būtent vanduo kilo iš Dievo ir viskas, kas gyva, turi būti dėkinga Dievui. Tai, kad mes šiandien girdime, tu mano mylimasis sūnus, tavim aš gėriuosi, yra pabrėžta mūsų taipogi orumas ir pabrėžtas taipogi mūsų pašaukimas. Dievas viskuo gėrisi nuo pat kūrinijos pradžios. Nebegirdime nei vienos dienos, kuomet Dievas kūrė pasaulį, kad jis kažką sukurtų ir nesigėrėtų. Būtent štai ir Jėzume, būtent Dievas gėrisi. Tai yra aiškus ženklas, kad iš tikrųjų Jėzus tarsi yra visos kūrinijos galva, apie kurią pasako šventas Paulius savo laiškuose. Vos tik išbrydęs iš vandens, Jėzus pamatė prasiveriantį dangų ir dvasią, tarsi balandį nusileidžiančią ant jo. Tai išties vėlgi nuoroda į tai, kad Jėzui priklauso ne tik tai žemė, bet ir dangus. Jis yra tas kelias nuo žemės link dangaus. Būtent jis atvers visiems dangaus vartus. Mes būtent švenčiame po Velykų Jėzaus įžengimą į dangų. Kaip ženklą būtent mes matome čia Evangelijoje, kad prieš Jėzų atsiveria dangus, nes jis yra dangaus vartai. Dėl to jis yra pasakęs Evangelijoje, aš esu avių vartai. Kas įeis per mane, tas ras gyvenimą. Štai būtent tą gyvenimą per Jėzų mes pradedame nuo krikšto. Amen.